Šveikauskas. Pirmasis prie kamulio, Stačkūnas antrąjį kamulį pralaimi, geras perdavimas į baudos aikštelę ir jeigu pirmas įvartis buvo atsitiktinumas, tai čia jau aukštasis pilotažas. Vasilijus Kušėjus siunčia kamulį į vartų tinklą ir Mlado Boleslava jau turi 2 įvarčių persvarą prieš Vilniaus rajono Transinvest. Reikia pripažinti, kad per tas 37 minutės tai buvo pirmas kartas, kai sugebėjo taip klasiškai sužaisti šeimininkai. Čia labai geras perdavimas. Pirmojo įvarčio autorius, 10 numeris Tomašas Ladra, dar į savo statistiką prideda ir rezultatyvų perdavimą. Labai gerą rezultatyvų perdavimą. Aikštės šeimininkai turi jau 2 įvarčių pranašumą.